paprastai, būnant su žmogumi, kuriam sunku, mums patiems daug tokio bejėgiškumo kyla. Ir iš to mes linkę kažkaip išveikti, kažkaip norisi pasakyti, tai viskas gerai, čia saulė šviečia, viskas tvarkoja, tai kažkaip pabandyti pastebėti ir save sulaikyti nuo to, kiek mums jau išeina ir kiek pavyks. Tai kas yra depresija psichologiniu požiūriu, gal ir diagnostiniu požiūriu, kaip suprasti, čia jau yra ta riba, ar čia tiesiog liūdesys? Tautinė ligų klasifikacija gali būti diagnozuojamas, jeigu tie simptomai, tie požymiai išlieka 2 savaitės ir ilgiau. Tai reiškia, kad negalim kažkaip pasirūpinti savim, negalim įsitraukti į darbinę veiklą arba kyla reikšmingų tokių sunkumų. Jeigu sergu depresija, ar lengva sveikti, ar lengva pasveikti, ar įmanoma pasveikti turint depresiją? Tai pagalbos būdų tikrai yra ir tiek, ką kalbėjau, tiek apie labiau į santykius nukreiptą depresiją, tiek į savivertę. Tai tikrai, tas buvimas ir pokytis ir vyksta, kažkaip mokantis labiau save atliepti. Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manimi kartu yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė Beata, su kuria kalbėsime gana rimta tema ir gana sunkia tema, tai yra apie depresiją ir būdus, kaip savo galima padėti. Tad likite su mumis. Labas Beata, smagu, kad atvykai pasikalbėti šiandien apie tokią gan sudėtingą temą ir gan dažną diagnozę, jeigu galvotumėm diagnozių tame spektre, ar ne, tai apie depresiją. Tai gal kuo pačiai šita tema artima, gal galėtum pasidalinti, nes kaip suprantu, giliniesi į šią temą ir pačiai jinai įdomi. Tai kuo jinai tau įdomi? Gal sakyčiau, kad tas gilinimas jis taip labai per praktiką, nes kažkaip vis tenka sutikti klientų, pacientų, kurie kažkaip pasižymi tom depresyviom nuotaikom, tom būsenom. Kartais atrodo, kad jau prireikia ir nukreipimą į psichiatrą. Tai toks kažkaip labai, jeigu kitom temom, tai taip atėjau iš teorinės, tai čia labiau iš praktinės ir jau tada kažkaip pradėjau domėtis. Tai kažkaip atrodo, kad visai tokia paliečiant ir visai dažna tema, su kuo žmonės susiduria. Ir tų būsenų, tokių, kurios galėtų priminti, ar ne, depresiją, tokio gilaus liūdesio, prislėgtumo, kažkokio tokio nenoro, sunkumo įsitraukti veiklas, tai mes kiekvienas patiriam ir jos kartais tikrai gąsdina ir kažkaip sunku su tuo būti. Ir ta riba, ar ne, kada tai perauga į sutrikimą, kada jau tikrai apsunkina stipriai gyvenimą, jau nepraeina gyvenimo eigoj, tai kažkaip tas ir sudomina ir apie tos pagalbos būdus. Tai tiesiog matant žmonės, kurie tai išgyvena. Tai kadangi jau palėtei, kad visi išgyvenam liūdnesnius periodus, sunkesnius periodus, tai gal ir norėtųsi truputį pabandyti apsibrėžti, kad ne visi sergam depresiją ir ne visada visiems čia depresija nutinka. Tai kas yra depresija psichologiniu požiūriu, gal ir diagnostiniu požiūriu, kaip suprasti, čia jau yra ta riba, ar čia tiesiog liūdesys? Jeigu įmant to tokiu, diagnostiniu, tokiu labiau požiūriu, tai depresija yra nuotaikos sutrikimas. Ir jisai, bent jau pagal tarptautinę ligų klasifikaciją, gali būti diagnozuojamas, jeigu tie simptomai, tie požymiai išlieka 2 savaitės ir ilgiau. Tai reiškia, kad negalim kažkaip pasirūpinti savim, negalim įsitraukti į darbinę veiklą arba kyla reikšmingų tokių sunkumų. Santykiuose nelabai galim būti dėl būtent tų sunkumų. Tai tas, bent jau stiprumo ir laiko kriterijus, man atrodo, apie ką, yra svarbiausia ir apie tokį, jeigu turim tiesiog sunkias būsenas, kažkokį tokį liūdesį, prislėgtumą, kas yra, pavyzdžiui, tikrai normalu patiriant netektis arba kažkokiose krizinėse situacijose, netekus darbo.
Bet jeigu tai su laiku kažkaip nepraeina ir negalim grįžti į gyvenimą, arba nėra to, kad vieną dieną kažkaip sunkiau, kitą dieną tokio palengvėjimo, tai tokiu atveju verta kažkaip susimastyti ir atkreipti dėmesį. Tie sunkus laikotarpiai, blogi laikotarpiai ir jų pasitaiko tikrai mūsų gyvenime, turbūt ne kartą ir ne du per gyvenimą. Ar tame sunkiame laikotarpiai, jeigu man gali būti 2 savaitės liūdna, tarkim, netekus žmogaus arba netekus darbo, persikraustant, dar kiti įvykiai kažkokie, kurie man nutinka, ar man diagnozuos po 2 savaičių, kad yra depresija, jeigu aš liūdna jaučiausi dėl kažkokių tų įvykių, ar vis dėlto dar ten kažkur giliau yra atsižvelgiama, kad ar čia depresija, ar čia vis dėlto gedulas, tarkim. Tai labai svarbu matyti tą kontekstą ir kuriame žmogus yra. Jeigu tai yra gedulas, tai tikrai ir ne 2 savaitės tas liūdesys išlieka ir dažniausiai net kaip apie tą patologinį arba komplikuotą gedėjimą, kai kalba, tai terminas yra metai. Tai jeigu per metus kažkaip žmogus nei kiek negrįžta į gyvenimą, tai tada jau galim kalbėti apie kažkokius sunkumus. Bet man atrodo, kad svarbu žiūrėti taip kompleksiškai, nes ne tik liūdesys yra apie depresiją. Apskritai, tas negebėjimas patirti malonumo, kažkaip tos veiklos, kurios anksčiau džiugindavo, nebedžiugina, nebėra kažkokio tokio, džiaugsmo, motyvacijos, kas labai normalu, kad tada labai sunku, kai tokie esam, sutrinka ta sistema ir negalim patirti džiaugsmo, kažkokio tai malonumo, tai kad labai sunku atlikti savo dalykus, įsitraukti į veiklas. Paprastai ir energijos labai sumažėja, tokio labai vidinis toks santykis su savim, daug kaltės, daug tokio bejėgiškumo, liūdesio, tokio tikrai savivertei, būna tokių sunkių išgyvenimų, kad aš esu čia nieko vertas, man niekas nesiseka, kitaip ir nebus, ateitis nepasikeis, pasaulis irgi toks baisus, tokie, kaip tokie tamsūs akiniai, per kuriuos kažkaip galim žiūrėti tiek į praeitį, tiek į dabartį, tiek ir ateityje kažkaip dažniausiai nesimato kažko šviesiau. Nutinka taip, kad, tarkim, pas psichologą žmogus patenka jau kokius 5 metus būnantis depresijoje ir kartais dar net pažįstantis, kad jau yra depresija. Kaip manai, kodėl žmonėms sunku ar atpažinti, ar priimti, kas čia atsitinka šitoje vietoje, kad, tarkim, jam jau depresija? Man tai kažkaip atrodo, kad tai vyksta, nes depresija labai paveikia savivertę. Ir aš jaučiuosi toks prastas, kaltas, kažkoks negeras, čia visiems kitiems kažkaip sekasi, pasidaro ir karjeras, ir šeimas, ir viską, o man kažkaip ne. Ir tada toks, atrodo, kartais žmonės taip ir sako, kad aš taip, man kaip ir sako, kaip ir logiška, bet aš netikiu, kad man depresija. Aš visą laiką toks buvau, man visą laiką tai buvo. Ir tokia labai, susiję su tokiu savikalta. Ir tokiu tikrai neigiamu požiūrį į save, iš ko tikrai sunku patikėti, kad tai yra būsena, kad tai yra gal sutrikimas jau, kuriam gal reikėtų pagalbos, bet kad visgi ne apie mane. Ir šiaip manau, kad žmonės sunkiai kreipiasi pagalbos dėl to, kad daug tokios stigmos turim, kad kažkaip čia reiktų labiau pasistengti, reiktų kažkaip suimti save į rankas ir bet jeigu nepavyksta, tai tokio daug, kad aš čia kažkoks tinginys, čia netikęs. Ir tada sunku ateiti ir kažkaip ieškoti būdų, kaip padėti savo. Kaip tik ir paminėjai tą tinginystę ir tai jau galvojau, noriu paklausti apie šitą mitą, nes jis labai labai gajus turbūt yra mūsų visuomeniai, kad depresija lygų tinginystė. Tai ir labai painiojama, šitas tai tinginys, eitų dirbti ir viskas susitvarkytų. Tai kaip čia yra? Iš tikrųjų, išeitų dirbti ir susitvarkytų taip paprastai, ar visgi tai yra rimtesni kažkokie procesai vykstantis? Kažkaip šitoje vietoje tikrai mes turim tą tokį, kad žmogus neturi būti tinginys, turi būti darbštus ir tokio tikrai ir mūsų, ir visuomenė, ir folklorė, kažkaip jis yra. Ir tokį uždeda labai moralinį tą toną, kad jeigu aš čia man nepavyksta kažko daryti, tai aš esu blogas, nes aš esu tinginys, man čia kažkas nesigauna. Tai
tikrai labai svarbu atskirti šitas dalis ir kažkaip, visgi atskirti nuo to, kad čia aš kažkoks blogas ir kažkokią čia nuodėmę darau ir tarp to, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Ir kažkaip, tikrai pastebėti, kad, jeigu kažkaip sunkiau jaučiuosi ir negaliu atlikti tų darbų, ir negaliu ten įsitraukti į kažkokius dalykus. Ir tai nėra, tai yra apie būseną, tai nėra apie žmogų, ne apie būtino žmogaus kaip asmenybės, kaip galų galia, kaip moralės, ar ne, ir jis moralus, ar ne. Tai čia tokia, man atrodo, svarbi dalis ir mūsų kultūroje visai kažkaip, egzistuojanti. Nepaisant to, kad šiaip labai įdomu kartais tenka dirbti su žmonėm iš kitų kultūrų. Tai mūsų kultūra yra šiaip žinojimo apie depresiją, kad jinai tokia yra, kad yra toks sutrikimas, bet kartais tokio gal specifiškumo ir atskirimo šitoje vietoje. Ir, ką sakai, ar žmogus pradėtų dirbti ir jam pasitaisytų, tai aš sakyčiau, kad, turbūt ne. Jeigu kažkaip tikrai yra vidutinio sunkumo ar sunki depresija, tai, tikrai nėra ir tos, ir fizinių tų galimybių, ir tos energijos, ir tikrai negalėtų, bet, pavyzdžiui, žiūrint pat ir iš to, ką kalbėjom ar ne, ir iš tos kognityvinės elgesio terapijos, kad tikrai vienas iš būdų yra kažkaip aktyvuoti žmogų ir tą tokią fizinę veiklą. Tai jinai gali tikrai turėti tą teigiamą poveikį. Tai čia turbūt kaip ir kiekviena mite yra kažkur paslėpta truputį kažkokios tai teisybės. Jeigu kaip visą įman, tai turbūt ne, bet ta dalis, kad kažkokia fizinė veikla gali turėti teigiamą įtaką, tai tikrai tą galima ir pasiimti. Kaip pasikeičia žmogaus mąstymas, būsena apskritai, kai jisai serga depresija? Turbūt irgi taip nėra, kad vieną vakarą buvo dar linksmas, kitą rytą atsikėlė ir jau depresyvus, bet tai yra procesas dažniausiai. Kaip keičia tą mąstymą, buvimą, santykį su kitais žmonėmis? Paprastai, jeigu taip žiūrint iš šono, tai atsiranda daug tokių tamsių spalvų. Kažkaip pasaulis atrodo tamsus, kažkokia netinkama vieta būti. Apie save tokia daug ir, kad aš čia bevertis, kažkoks kaltas, nieko čia nepadarantis, ką reikėtų padaryti. Ir apie tokią, ateitį irgi neretai būna, kad, nėra to tikėjimo, kad tai gali pasikeisti, ar kažkaip, gali būti išsirutulio dalykai. Tai tikrai, tokio, ir netgi ir dirbant, ar ne, kartais proceso metu pasimato ir į tą praeitį tokio, jeigu iš pradžių toks atrodo labai viskas neigiama, kažkaip sunku, tai dirbant ir sveikstant gali atsirasti ir tokių šviesesnių spalvų, kas irgi nurodo, kad tas suvokimas, jis yra per tam tikrą filtrą ir tokius jausmus labai sunkius. Kas tikrai sunku, taip yra, kad jeigu jaučiamės sunkiai ar kažkaip prislėgti, liūdni, lengviau ateina mums asociacijų būdu kažkokie irgi sunkus dalykai, prisiminimai apie kažkokį liūdesį ir skausmą. Ir suprantu, kad su depresija ateina ir energijos lygio pokyčiai. Girdisi, kad žmogus taip net atrodo ir mes kalbam ir taip lėčiau truputį ir net apie tą temą tarsi, ar ne? Ir kiek pasikeičia tas energijos lygis po žmogų? Neretai ir stipriai. Ir apskritai su fiziologiniais procesais tokio įvyksta pokyčio. Kai kurie žmonės ilgiau miega, kažkaip labai tokie persimiegojimas stipriai pasijaučia, kiti kažkaip kaip tik negali užmigti ir tokia nemiga ir anksčiau atsikelia, kažkaip negali pailsėti. Tai čia toks bendras, kad žmogus negali pailsėti. Dažnai būna ir mitybos pokyčių, arba kažkaip tokio, kažkaip negali pavalgyti, negali pasisotinti. Kitas būna, kad labai daug kažkaip į maistą, tokių persivalgymų. Tai čia tikrai yra tame pokyčių. Ir tą energijos lygį irgi labai stipriai paveikia. Dažniausiai net maži dalykai, kažkaip neužtenka jiems energijos pasirūpinti savimi, savo higieną, darbais kažkokiais, šeimos tom pareigom. Tai ir čia tikrai nėra apie kažkokią tai tinginystę ar nenorą. Paprastai maži dalykai reikalauja labai daug ir žmogus nebegali, tiesiog yra per daug.
Pati studijuoji šiuo metu psichodinaminę terapiją ir įdomu irgi pasikalbėti kitą kryptimi truputį apie požiūrį būtent iš tos krypties turbūt ateinant, tai kaip ten matoma depresija, kokios galbūt tos depresijos priežastis būtent psichodinaminių požiūrių yra? Psichodinaminis požiūris daugiau žiūri į tą vidinį turinį, ne tiek į tuos simptomus ar ne, tai kas matosi išoriai, bet į tai, kas vyksta žmogui viduje. Tai vienas iš tų pradininkų, ar ne tik psichodinaminis, bet ir bendrai, Freudas tai žiūrėjo taip labiau, kad tai yra, jeigu netektis, yra gedėjimas kažkokio objekto, kurį mes praradom. Jeigu aš netekau darbo, ar ne, ir girdžiu, aš suprantu, kad aš netekau darbo, ir tai nekels man kažkokio tai didžiulio nustebimo ar kažkokios vidinės sumaišties, aš žinau, ko aš netekau ir žinau, ko aš liūdžiu. Bet depresija, arba, kaip jisai vadino, melancholija, yra labiau susijusi su praradimu kažko, ko aš nesisąmoninu. Kažkokios savo vidinės dalies, arba kažko tais, ko negavau vaikystėje, ar kažkaip augant, brestant. Ir tada, tarsi ta melancholija, ar ne, ta depresija, jinai tokia, reakcija į tai, ką praradau, bet lyg ir negaliu suvokti, negaliu įsisąmoninti. Paprastai, psichodinaminėje psichoterapijoje skiriamos tokios, tarsi dvi rūšys tos depresijos pagal tą vidinį turinį. Tai anaklitinė depresija labiau, nukreipta į tokį, santykių lygį, kad kažkaip jaučiuosi nemylimas, apleistas, savivertė kažkaip labai susijusi su santykiais, man labai reikia kitų žmonių, kažkokios tokios paramos, jaučiuosi, kad tų žmonių nėra, man jų kažkaip labai trūksta. Ir tas nuraminimas kažkoks, tai pabuvimas šalia, pagirimas, jisai kažkaip turi ateiti iš išorės, mums reikia kito žmogaus. Tada labai daromės tokie priklausomi, tas kitas žmogus labai svarbus ir jeigu tą objektą kažkaip prarandam, tai labai sunku. Ir kita, bet ką labiau su tokia savivertė susijusi, introjektinė ta depresija, kada tikrai labai toks žmogus yra nuožmus savo ir labai sunku, jeigu kažkas nepasiseka, labai daug tokio puolimo, savęs kritikavimo, čia, ką kalbėjom, ar ne, apie tą tokį vidinį kritiką, kad tikrai labai griežtas savo ir labai baudžiantis ir toks puolantis. Ir tikrai labai sunku, jeigu ypač ir vyksta gyvenime kažkokių tai nesėkmių ar ten kažko nepavyksta, nes gyvenimas toks yra, jis netolygus, bangom. Tai kažkaip tikrai labai sunku su tuo būti, toks kaip, ne visai draugas, bet jau truputį ir priešas savo gaunasi, tas vidinis balsas. Girdisi, kad dauguma šitų dalykų vystosi vaikystėje, pirmose mūsų gyvenimo patirtise, tėvai, ten seneliai, sesės, broliai, mokytojai galbūt pirmieji. Ar depresija psichodinaminiu požiūriu vystosi būtent iš vaikystės, mes pradedam jau keliauti kažko negaudami ir neįsisąmonindami, kaip minėjai, ar vis dėlto mes galim turėti tam tikras patirtis ir suaugę, kurių neįsisąmoninom galbūt, tas pats darbas, ten patirtis, kiti žmonės ir taip toliau. Ar vis dėlto viskas iš vaikystės labiau atkeliauja pas mus? Čia man atrodo toks, labai, kaip čia sakyta, dviprasmiškas tas požiūris, kad dalį dalykų ir mes tikrai formuojamės vaikystėje. Ir mes galim gyventi su to, kad gal išvystyt būdų, kaip tvarkyti su tuo ir tie gynybos mechanizmai ir kaip mes būnam. Tai galim turėti, pavyzdžiui, stygių kažkokio tai palaikymo, paramos šeimoje, kažkokio atliepimo poreikių. Bet, galim kažkaip gyventi su tuo, bet paprastai suaugus, kaip ten sako psichodinamistai, kad, žmogus dekompensavo, tai, sugrįžo į kažkokią tokią sunkią būseną dėl to, kad įvyksta, kažkas dabar, kažkas, kas primena, kažkas, kas sugrąžina į tas patirtis. Tai tikrai neneigiu, kad gali įvykti trauminių patirčių ir saugystėn, pavyzdžiui, vyksta karas, ar ne? Ir tai yra trauminė patirtis ir vaikystėje to nebuvo.
Bet jeigu turėjom kažkokio tokio nesaugumo, sunkumo, vaikystėje gali būti sunkiau tą pereiti, sunkiau kažkaip integruoti ir sunkiau su to išbūti. Tai labiau per tą tokį turbūt ateičiau ir kažkaip į tai žiūrėčiau. Jeigu sergu depresija, ar lengva sveikti, ar lengva pasveikti, ar įmanoma pasveikti turint depresiją? Tai pasveikti tikrai įmanoma ir tam dažnai taikomas toks kombinuotas tas gydymas, tiek psichoterapija ar psichologo konsultacijos. Jeigu yra kažkokia jau sudėtingesnė, vidutinė ar stipri ta depresija, tai paprastai ir medikamentinis gydymas, nes žmogus, kitaip gali būti nepajėgus tiek ateiti į psichoterapiją, tiek kažkaip tenais dirbti, reflektuoti, tai tikrai turim pargražinti tą energijos lygį kažkokį tai, kad žmogus tiesiog būtų pajėgus su tuo būti ir su tuo dirbti. Tai pagalbos būdų tikrai yra ir tiek, ką kalbėjau, tiek apie, apie labiau į santykius nukreiptą depresiją, tiek į savivertę. Tai tikrai, tas buvimas ir pokytis ir vyksta kažkaip mokantis labiau save atliepti. Jeigu kalbam apie tą savikritiškumą, tai tokį būdą kažkaip būti švelnesniu su savim, tokiu labiau atjaučiančiu, palaikančiu. Jeigu kalbam apie santykius, tai kažkaip išmokti save pagloboti, kažkaip pagelbėti savo, kad to kito žmogus taip stipriai nereikėtų ir nesukrėstų taip stipriai, jeigu kažkaip jo nebėra šalia. Tai tikrai procese žmonės kažkaip randa būdų su to būti ir, paaugina. Jeigu žmogus sergantis depresija atvyksta pas psichodinaminės krypties psichoterapeutą, koks sveikimo procesas yra jis? Kaip jisai atrodo? Ar užtenka vienos sesijos, ar reikia jau ten... Čia žmonėms turbūt labai dažnai aktualu, kaip tas gyjimas atrodo ir ko galima tikėtis tame procese iš tikrųjų. Žmonės atvyksta tikrai su labai įvairiais lūkesčiais ir kartais tai yra toks krizinis konsultavimas, kažkokioj krizėje susitinkam, kuriam laikui pragrąžinam gyvenimą į vėžes ir to užtenka. Jeigu kalbam apie psichodinaminę psichoterapiją, tai yra ilgas procesas, paprastai reikalaujantis tikrai ir tokio nuoseklumo, konsultacijos vyksta kartą į savaitę, toks atsiranda periodiškumas, susitinkam tuo pačiu metu, tam, kad įvyktų kažkokie tokie pokyčiai vidiniai ar ne, tai, kadangi tie procesai formavosi ilgą laiką, tai visai ilgo laiko reikia jiems ir pakeisti. Tai, psichoterapija apskritai gana ilgas procesas gali ir metais trukti. Jeigu galvotumėm apie artimuosius, jie irgi dažnai šalia būna to žmogaus. Kaip jie gali padėti sergančiam, turinčiam diagnozę arba depresiškam žmogui, galbūt ir be diagnozės, bet mes matom, artimasis tampa liūdnesnis, užsidaręs labiau, gal ir pokyčiai miego kokybėje, maiste ir taip toliau. Tiesiog pradedam pastebėti signalus ir aišku, kartais mes gyvenam ilgą laiką tam santyki, bet ką gali artimieji šitoje vietoje? Tai kažkaip ateina į galvą tokie, ko nedaryti. Šiaip nemėgstu, kai taip labiau per ne. Bet kažkaip, tai gal pradėsiu nuo to, kas man atrodo svarbu. Tai, svarbu kažkaip pabandyti suprasti tą žmogų ir, tokios atjautos turėti, tam, kas vyksta. Išlikti tokiam, kažkokiam tam realistiškam lygiai, pabandyti klausytis, gal ir paklaus pačio žmogaus, ko jam reikėtų, ar jisai norėtų kažkaip pasikalbėti, ar kartu išeiti pasivaikščioti, ar jam kažkokios pagalbos reikia, ar gal jam reikia specialisto rekomendacijos, jisai kažkaip galėtų kreiptis, bet nelabai žino kur ir nelabai kažkaip gal drąsu, tai kažkaip tas paskatinimas ir parama gali padėti. Ir dabar gal jau prie to nepereisiu. Tai man atrodo, kad labai svarbu kažkaip, ką ir kalbėjom, kad kažkaip neuždėti dar tokios papildomos naštos, kad čia kažkokia tai tinginystė, kad čia susijimk, daryk kažką.
mes mėgstam, kad žmonės sunkesnius dalykus išgyvena, ten tai vyksta karas, ten žmonės netekia galūnių. Tai, kažkaip susilaikyti nuo to, nes paprastai, būnant su žmogumi, kuriam sunku, mums patiems daug tokio bejėgiškumo kyla. Ir iš to mes linkę kažkaip išveikti, kažkaip norisi pasakyti, tai viskas gerai, čia saulė šviečia, viskas tvarkoja, tai kažkaip pabandyti pastebėti ir save sulaikyti nuo to, kiek mums jau išeina ir kiek pavyksta. Tai tikrai nėra paprasta būti šalia, jeigu kitam žmogui sunku. Paprastai, tokio bejėgiškumo labai daug. Ir gal irgi pasisiūlyčiau ir rekomenduočiau ir savim pasirūpinti. Nes tikrai nepaprasta tame būti. Ar įmanoma kažką daryti su savo to bejėgiškumu artimiesiems, nes iš tikrųjų turbūt tame santykėje labai to daug, ypatingai jeigu procesai nevyksta taip greit, kaip mes norėtumėm, arba daug atkričių vyksta, kokių vieną dieną geriau, kitą blogiau, ir būti šalia labai taip kalneliuose sunku iš tikrųjų. Ar įmanoma kažką, kaip savo padėti, kaip artimajam su to bejėgiškumu? Labai svarbi dalis, nes iš tikrųjų, kad jeigu ta sutrikimas dažniausiai paveikia visą sistemą. Ir tikrai, jeigu šeimoje yra žmogus, kuriam sunkesnis etapas ar kažkoks sutrikimas, tai tikrai labai veikia ir kitus. Tai man atrodo, kad labai svarbus momentas tai yra tas lūkestis ir kažkoks žinojimas, kažkoks domėjimasis apie tai, kad jį tikrai dažniausiai ir sveikimas vyksta tokiom bangom. Vieną dieną kažkaip jau geriau, kažkaip jau atrodo viskas tvarkoja, tada vėl kažkokie pablogėjimai, atkričiai. Ir tas yra normalu, taip vyksta, nėra tokia kreivė, kur tiesiai kažkaip šauna ir dabar jau viskas tvarkoja. Tai kažkaip turėti tą žinojimą, kad mes nieko nedarom neteisingai, viskas yra tvarkoja, mes darom ką galim, bet procesai taip vyksta, taip yra. Ir ieškoti būdų pasirūpinti savim, nes iš tikrųjų yra įvairių ir savitarpio paramos grupių, ir gal jeigu kažkaip labai sunku, gal ir patiems verta pagalvoti apie psichoterapiją ar kažkokį konsultavimą, bent jau trumpalaikį, nes tikrai su to nepaprasta. Ir gal ir turėti savo dalykų kažkokių, kas leistų kažkaip pailsėti, atsigauti, ar kažkokie hobiai, sportai, kažkas, kas jau tam žmogui yra svarbu, nes jeigu žmogui tikrai sunku, tai toks pirmas impulsas kažkaip pulti ir jam padėti, bet depresija toks vis tiek ilgalaikis dažniausiai procesas. Tai negalim kažkaip labai greit šokti ir išspręsti dalykų, kaip, pavyzdžiui, gyvenimiškus dalykus ar nesprendžiam. Tai tokio tikrai patausojimo savęs ir pasirūpinimo tikrai labai svarbus įgūdis. Turbūt esi ir pati susidūrus, arba bent jau pasakoja, klausia, kaip priversti artimąjį eiti kreiptis pagalbos. Jisai nieko nenori, jisai nieko nedaro, bet ir pagalbos neina kreiptis, nes iš tikrųjų žmonės kartais užstringa tame buvime, tokiam liūdesy, tam bejėgiškume, tokiam. Tai ar yra kažkoks stebuklingas būdas, kaip priversti žmogų kreiptis pagalbos? Ir gal yra kažkokie dalykai, ką tikrai būtina atkreipti dėmesį, kada ta pagalba jau būtina ir svarbi? Man atrodo, kad kažkaip priversti ar ten žmogų, jeigu jis tikrai nenori, tai mes negalim ir to visai nereikia. Jeigu žmogaus ateina kažkaip prievartos būdu, tai dažniausiai rezultatą labai sunku kažkokį pasiekti, tai čia tikrai labai liūdna, bet ką taip gal įdomiai nuskambės, bet tada pasiūlyčiau gal patiems pagalvoti apie pagalbą, gal tikrai išbūti būtų lengviau su žmogum, kuris nėra nusiteikęs kreiptis pagalbos ir kaip su tuo patiem būti viduje. O kada ta pagalba darosi būtina, tai čia labai svarbus momentas, kad jeigu žmogus kiltų pavojus jam arba kitiems, tai jeigu yra tikrai kažkokių minčių, ketinimų nusižudyti, kas galėtų virsti realybę, tai tikrai labai svarbu klausti, ar galvoja apie savižudybę, ir jeigu žmogus tikrai kelia pavojų savo, tai tuo metu jau tikrai verta kreiptis pagalbos. Galima kreiptis į
greitąją pagalbą ir tikrai pagelbės tom situacijom. Tai šitoje vietoje jau, tikrai tai yra būtinoji pagalba ir labai svarbu kreiptis. Grįžtant prie paties žmogaus, galbūt irgi, kas galbūt galėtų toks įsitikinimas būt, kad nepraeis niekada ta depresija, ar ne, kad ir ką daryčiau, jau, nes vis tiek dariau kažką, iki kol pasiekiau kažkokią tai ribą ir nieks nepadėjo, niekas neveikia ir vis tiek tik blogėjo. Ką tokiam žmogui galėtum pasakyti, kaip tokį įsitikinimą šiek tiek galbūt sumažinti, nes turbūt, jeigu galvoju, kad nieks nepadės, tai tikrai specialistas irgi nepadės, ar ne, šitoje vietoje. Dar kartais ir būna, mes susiduriam su kai kuriais specialistais, kurie galbūt ir nepadėjo ir irgi įrašom tą, ir šitas nepadėjo. Tai ką palinkėtum galbūt tokiem žmonėm, ką atkreipti dėmesį, ką toliau daryti su tokiu mąstymu savo būdu. Čia tikrai labai sunkus patyrimas, jeigu kažkaip bandai ir vis nepavyksta ir tokio labai daug bejėgiškumo, beviltiškumo. Tai man atrodo, kad visai svarbu kažkaip rasti savo būdą. Tikrai ne visą laiką iš pirmo karto kažkaip pavyksta ir tikrai ne visi patarimai kiekvienam žmogui tinka ir patarimai tai turi menį ne be konsultacijos, bet paprastai žmonės išbando ir sportą, įvairius pratimus ir kažkokį tokį minčių rašymą, dėkingumo, dienoraščius, kas yra tikrai nuostabus dalykai. Bet ne visiems kažkaip tinka, kiti kažkaip meniniai veikloje save randa, ten gamtoje, tikrai toks yra savitas būdas. Tai aš kažkaip siūlyčiau, tokios drąsos kažkaip pamėginti, galbūt, gal ir nepadės, bet, gal galim paieškoti, gal tai nebus kažkoks tai dalykas, kuris pakeis gyvenimą 180 laipsnių, bet jeigu, kitą dieną nors kažkiek bus lengviau atsikelti ir daryti dalykus, kažkaip jausimės labiau save suprantantys, labiau švelnus savo. Tai man atrodo, kad tai vis tiek yra svarbu, kad tai toks palaipsninis procesas ir kartais tikrai reikia laiko pamatyti tos pokyčius. Galim pabandyti ir paieškoti savo būdą. Gal iš tavo praktikos yra kažkoks mažas pratimas, mažas žingsnelis, ką galėtų žmogus sergantis depresija šiandien arba sutelkęs jėgas rytoj padaryti, kad bent šiek tiek būtų lengviau, geriau, maloniau gyventi toliau? Kažkokio turbūt tokio labai specifinio neturėsiu, bet man atrodo, kad aš taip siūlyčiau pasižiūrėti su smalsumu kažkaip į tą tokią būseną ir pabandyti suprasti, kas su manim vyksta, kaip aš viduje su savim kalbuosi, kokie man jausmai kyla, kaip man sunku ten atsikelti ar kažką daryti. Gal galiu šiandien būti kažkoks švelnesnis šiek tiek savo, gal galiu pasakyti kažkokį paramos žodį vietoj tokios kritikos, jeigu kažkaip esu į tai linkęs. Už tokių mažų dalykų tai aš kažkaip dažniausiai siūlau šiaip pasivaikščioti 10 minučių, pabūt, pasižiūrėti, kaip tas jaučiasi. Tai čia, nežinau, ar psichodinaminis, bet jau toks gal asmeninis, kas man atrodo kartais būna visai svarbu. Nuo tokių mažų ir veikiamų dalykų kažkaip pradėti, nes dažnai tokio noro kažkam dideliam daug, bet kažkaip tokių, kas galėtų leisti savim pasirūpinti. Turbūt labai svarbus tas aspektas mažų dalykų pradėti, jeigu yra tikrai sunku, nes tarsi turbūt gulim vakare galvoj, sukam kaip rytoj čia kalnus jau versim ir ryte nėra tam jėgų versti tuos kalnus ir tie maži atrodo per maži, tai nedarysiu rytoj, paliksiu, ar ne? Tai kažkaip suprantu pradėti nuo mažesnių savo lūkesčių ir tokių veiklų, kurios nebūtų tikrai kalnus nuversti, kas yra sunku. Tikrai labai sunku ateiti su kažkokiu tokiu didžiuliu lūkesčiu ir tokiu labai griežtu savo, kad čia nuo rytojaus gyvenimas pasikeis. Galim ties mažais dalykais ir po truputį kažkaip. Sunku labai, kai turi norą nuversti kalnus, sumažinti, bet, kaip pati sakai, svarbu bent pajudėti iš to taško, į darymą kažkokį didesnį. Tai
Ačiū labai, kad atvykai, kad pasidalinai su mūsų klausytojais apie depresiją. Manau, kad tikiuosi ir artimieji klausėsi, ne tik patys žmonės, kurie serga depresija, tikiuosi ir aplinkiniai klausėsi ir gavo žinių, įžvalgų ir pastiprinimo, ką toliau daryti, jeigu ypatingai yra aplinkoje arba pats jaučiu, kad turiu depresiją. Tai ačiū labai. Ačiū, kad klausėt. Jeigu norite ir toliau girdėti jums naudingą turinį, kviečiu pamėgti mūsų YouTube kanalą.